Taip, tai ką šiandien darom? Šiandien darom pedalus. Jau padarytos pačios rankos 3 yra, sankabai, stabdžiai ir gazui. Tada turim plokštelės, kurios dėsis prie galų. Ant šitų galų užsidės prisivirins. Va tai kažkaip panašiai, tikis aišku, per vidurį. Tai kažkaip tai gausit pedalai. Reikia privirint prie šitų Čia yra išgręžtos skylės varžtui, ir jos vadai montuosis. Taip. Čia bus viršus, čia apačia. Ir bus gerai, sakyčiau. Taip, tai kas dar padaryta? Padaryti yra pedalai 3. Ir jie jau primontuoti. Visi 3. Tada dabar dirbu ant pavarų perjunginėjimo. Čia kaip jisai atrodo iš tos pusės. Susijungi, jisai išeis šitoj pusėj. Kažkur iki čia, tada jis žemyn. Iki čia, čia bus kita pavarų perjunginimo rankina. Taip, turim gervę. Jau buvau vieną kartą atidaręs. Čia turim montavimo plokštę, kurią nenaudosim. Instrukcijas nereikia. Pultelė. Rolikiukus ant priekio. Varžtų. Ir pačią gerą. Taip, tai gervę montuosim štai plačiau. Negyvensit ten. Geresnį kampą jums. Taip, tai jinai bus čia Šitie rolikiukai montuosis ant priekio. Taip prisimontuos. Ir geriau primontuos, geriau žinau, bet geriausia būtų per vidurį sėdėti, sakyčiau. Taip. Tai gervė yra tokia plokštė. Gamykliškai padaryta. Gal ir 1 valandos, nežinau. Pasižiūrėt. Nes gervė montuojas prie šitos plokštės. O šis montuojas prie priekio. Reikia įsidėti ten, pasižiūrėti, kaip bus. Telp viskas. Ne, taip nelabai gerai. Nelabai gerai taip, nes rolikiukai pilins tempsis, jisai galės šias pasidės. Reikia taip montuoti. Šitą taip man primontuoti. Kad būtų išlindęs biškį. Gal net tiek nereikia. Taip primontuoti. Iš bamperio neišlystų. Čia 2 auselės, čia 1 dėta auselė, čia kita dėta auselė. Taip, pritvirtinti.
Čia taip. Tokiam aukštį. Gerviai tada padarysim naują plokštelę, kad šitos negadint pagal šitą, kad būtų. Tai va, reikia padaryti plokštelę. Šitam reikės padaryti vyruselės, primontuoti šitą. Ir bus gervė. Taip, tai jau primontavau. Čia vat rolikiukai, kad lins tiesiai įtų, gervė, taip, va taip stovės. Plokštelė jau yra jai padaryta. Kaip matot, stovant plokštelės. Čia taip vat primontuotas tas. Tai va tie primontuoti su kampais gervė. Dabar kol kas tik plokštelė yra prikabinta. Bet paskui privirinsim ją pilnai. Tada reikės, aišku, visą šitą užvirint, taip toliau pilnai suvirint. Ir va, bus gervė traukt save lauk arba kitus. Taip, tai kas dar padaryta? Jau vis lynai pravesti. Tai akceleratorius, sankaba, pavarų rankina padaryta, kad junginėt. Pavaras, tada turim akceleratorius jau čia pritvirtintas, kad jau būtų gerai. Ir sankaba jau pritvirtinta. Čia dar biškiuko dar pasitvarkys. Čia dar sprančinos užsidės, kad sugrąžintų ant gals. Tai va. Taip, tai ką aš dabar darau. Turim šitą diską. Išpjovau iš metalo. Ir jis bus primontuoti stabdžių diską. Tai reikia dabar, jau pasižymėjau vidurį, centrą. Reikia pragręžti skylę ir išgręžti su šituo didesnė skylė, kad būtų galima įdėti šitą vamzdį pradėti pro vidurį. Taip, tai kas dar padaryta? Yra visa galinė ašis padaryta. Išgręžtas viskas. Yra įdėtas jau stabdžių. Diskas stabdžių, pats stabdžių pats dalykas, kuris stabdo. Žarnelė pravesta. Tai jau variklis viskas sutvarkytas. Akceleratorius, stabdžių cilindras, kuris aktyvuoja galinius stabdžius. Tada dar turim sankabą. Tai reikia rezervarą pritvirtinti. Turim visus laidus prailgintus, kiek reikia. Visas fiškės padarytas. Apsaugotas, padėtas. Pravesti visi prailginti laidai. Tada dar turim čia mygtukų spynelę primontuota. Dar yra padarytas baterijai laikiklis. Reikia irgi jį primontuoti, privirinti bateriją įdėti. Pavarų svirtis pagerinta. Padaryta kitaip. Nes buvo ne taip. Taip daug geriau perjunginiai pavaras. Kuro baks yra padarytas, reikia primontuoti va čia vat. Čia darysim toliau, kaip darysim. Tai darysim va čia vat. Kur yra du padėti čitėsis vamzdis. Čia bus bagažas. Bagažo vietai. Ir čia eis nuo to kampo iki ten. Ir nuo to vat iki ten, iki čia vat. Vamzdžiai. X pasidarys rėmą stiprint. Gausius. Taip va. Ten va. Čia baką primontuosim kažkur tai. Čia kaip sakiau, bagažas bus. Tada reikės montuoti šviesas. Galę, priekį, posūkiai. Ant viršaus light barą dėt. Nu visi tokie dalykai. Taip, tai ką šiandien darom? Turim tokius išpjovimus iš kartono. Tai yra formos bagio apačiai po kojom ir šonam. Tai jas reikės išpjauti, apsibrėžti ir išpjauti iš tos plokštės ir tada privirint. Taip, tai dabar jau apačia privirinta, prikabinta. Dabar išpjau šonus ir čia vat prisikabinsim šonus abiejose pusėse. Paskui darysim toj vat vietoj trikampiukus ir paskui aplinkų čia vat uždengimą padarysim. Taip, tai ką šiandien darom? Vėl dirbam prie elektros. Dabar dedam ant laidų galų šitos dalykėlius. Maždaug kaip vadinas. Tai čia bus visom šviesom.
stabdžiam, gabaritam, lempom priekiniam pajungt. Tada yra padaryts blokas, kur pasijungs viskas, visi pliusai, minusai ir taip toliau. Čia ateis elektra, čia visi išėjimai, kur pasijungs. Taip, tai kas dabar padaryta. Yra toj pusėje metalas uždėtas, toj pusėje šonai visi čia. Tada dabar pradėjau daryti, čia yra užvirintas. Čia bus visi laidai, viskas susijungs, visi jungtukai. Bus va čia, vat, toliau. Tada čia yra padaryta išpjovims, kad laidam įeiti vidų. Tos dėžutės, kuriam bus. Ir ką dabar darau? Dabar darau priekinį stiklą, ne stiklą, kuris uždengs visą šitą priekį. Na čia vat uždengs šitą. Dabar pasimsim, čia vat pasižymėjau vidurį, čia išgręšim skylę tokio dydžio, kad šits galėtų gražiai užsidėti. Paskui tada spynelės susirasim skylę ir tada kitus mygtukus dėsim čia. Taip, tai kas padaryta yra, jau išgręžiau skylės, jungikliam visiems. Ten irgi padariau skylės, visas skylės padarytos, masė taip toliau. Jau primontavau skirstimo bloką. Čia vat, tik dar reikia sustiprinti, kas nesimacholotų. Padariau žemę, kad rėmą nužemint. Čia kažkur atmontuosim saugiklių skydelį. Tada reikia visus laidus čia sujungt, visus, kurie eina iš skirstytuvo visur. Prie jungiklių laidus prijungti irgi čia prijungt. Tai taip, dabar su laidai žaidžiam. Taip, tai ką dabar darysim? Turim priekinį skydelį, turim čia atviršus čia bus, uždengims ir dabar montuojam šitą instrumentų skydelį. Jis montuosis tokio kampu, dabar darau laikiklį gali, kuris prisisuks prie šito viršaus. Tai va. Taip, tai ką dar padariau? Primontavau metaliukus, metalus, prie kurių montuosis posūkiai. Čia dar primontuoti yra posūkiai, kurie bus. Tiesiog dabar tiesiog įjungiau. Dar neapsisprendžiau, ar darysiu, kad jie čia būtų ir gabaritai, ir posūkiai, bet pasižiūrėsim dar su tuo. Taip, tai kas dar padaryta? Yra šis viršus jau išpjauts, kur dėsis ant viršaus su spidometro laikikliu. Šitas šonas padarytas, kur yra metalai visas. Kitas šonas yra pridės, čia laidų dėžė yra. Tada yra padariau šitą esu X padaręs. Čia irgi dėsim skardą. O kaip skardą, gal klaustumėt, prisitvirtina. Tai yra skardoje išsigręžia skylės, o kitoj pusėje tokie vat metaliukai su išgręžta ir su slėgikliu išsrėgta skylę turi. Ir šitie prisivirim prie rėmo, o tiesiog skardą tiesiog prie viršaus užsisuk. Ir tai va laikysis skardos visos su tokiais metaliukais. Tai va dabar reikia pasidaryti iš kartono, pasisim formą čia vat. Tada, kad puikiai tiktų, tai iš metalo išpjausim ir taip visos reikia čia vat padaryti, o paskui reikės duris padaryti. Taip, tai ką padariau? Padariau šitą trikampį, visus vat. Čia vat, tai dar yra vieną reikia primontuoti, jau vat ir išpjaus. Primontuoti ir vat gausis vat taip vat, tokia sienelė. Taip, tai kas jau padaryta. Šits yra įdėtas, pridėtas papildomai visi tie įdėti. Tada čia padariau iš kartono, visą, kad skyrių tą atskirt nuo lauko vidinį. Tada reikės į tą dalį nuimsim ir tą, ir reikės paėti iš metalo tokį pat. Du ir jos suvirint čia vat. Taip, tai karštis skydas padarytas. Suvirins jisai. Čia tikriausiai uždėsiu insoliacijos. Biškį, kad karštį numuš, kad neįtų per šitą. Bet va, bus toksai. Taip, tai dar darau duris. Čia yra vyras dvi. Čia turim pirmą remelį. Ir dabar remelį darau šitam. Dėsim vieną taip pat. Vamzdį taip. 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 Čia vieną tokiam aukštį skersinukai dėsim. Dabar čia tą va dalį darau. Taip, dabar gal klausimėt, kaip uždarysim duris, kad laikytus. Tai turiu nuo mašinos tokį
turi nuo mašinos tokį užraktą, kur čia bus galim ir užrakint, ir uždaryt duris, kad laikytus. Su viskuom čia yra. Turim tokį dalykiuką. Šitas montuosis prie rėmo, o šitas montuosis prie pačių durų. Tai va, ką dar padariau. Padariau X-ą šitą sustiprint durim ir primontavau spynelę durų, kad gali atrakint, gali uždaryti ir laiko. Čia dar tik jis prikabinta yra, vėliau reikės daugiau pridėti. Čia gausi taip pat atidarysi, įlipsi ir uždarysi. Čia dar reikia tikės metalinės plokštės čia įdėti. Skardą įdėti čia, kad kaip ten padaryti. Taip, tai ką dabar darom? Nusiėmiau galinę ašį, nupjoviau, nes dabar darysim galą su amortizacija. Tai šitas eis iš šio kampo, šitas eis, čia bus nupjautas nuo kampo, padarysim, kad būtų galia amortizacija, kaip priklauso. Ta ašį nusipjovėm, čia bus ras irgi, tas pats, sakys, bus su amortizacija. Taip, tai dabar transmisija yra vėl permontuota, ir taip stovės, kad kardanai galėtų būti kuo žemiau, arčiau pavarų, arčiau rėmo. Jie taip sėdės, gražiai išlindę. Tada dėsis ant jų šitas ir visos kitos detalės. Tada čia bus tokios šakės. Tokios šakės. Ir va. Tada čia padarysim nuo galo, net čia padarysim taip, metalą įdėsim. Sustiprint galą, kad laikytus, ir visus kitus dalykus taip padarysim. Taip, tai dabar įvirinau šitas stoikės. 4 stoikės, prie kurių tvirtinsis šakės. Čia dar aišku reikės sustiprinti, čia vienas su kitas sujungti, tos abudu. Tos irgi reikia sujungti, sustiprinti, kad nenulūžtų. Čia gal dėsim tokius mažus 9 laipsnių, tokios plokštelės, kad irgi sustiprinti, kad nenulaužtų. Taip. Tai ką dabar darom? Dabar pasidėjau šitą visą galinio rato, kur montuosis mechanizmą. Pasidėjau gana lygiai su tuo, tai dar matuojam, koks atstumas nuo čia iki ten, kad galėtume žinoti, kokį reikia daryti ilgios šakės. Tada pasimsim, čia viską nusibraižysim, susikabinsim tokius ir padarysim šakės. Taip, tai jau padariau šakę, ją primontavau. Vieną, apatinę dar viršutinę bus ir ratą uždėjau. Tai jisai taip kažkaip tai atrodys. Dar viena šakė bus viršui. Ta irgi šakę padariau. Apatinę dar viršutinę reikės padaryti. Ir šituos reikės nupjauti ir padaryti ilgesnius, nes yra kokiais 2 stimais per trumpyje. Tai čia toks nesąmonė gavos. Su jais ir gavosi taip, gražiai visai palyginus, sakyčiau. Šitoje vietoj dėsis amortizatorius. Taip sėdės mašininis toks taip čia sėdės gražiai. Taip čia toj vietoj. Čia tikriausiai dėsim nuo tos vietos taip dėsim taip, kad jį prisustiprint ir sujungsim tą su tuo amortizatoriu, nes jis taip pat stovės čia. Tada reikės po tų visų darbų grandinę pajungti, kad jinai vėl užsidėtų ir stabdžius padaryti čia gale. Sankabą naują padaryti ten, padaryti hidraulinę sankabą, pedalus sutvarkyti ir galės važiuoti. Taip, tai jau yra padarytas abidvi viršutinės šakės. Viena neturi šitokio skersinuko, nes čia yra pavarų dėžė išsikiš. Šitai taip atsėdės. Susimontuos ir amortix pralys pro vidų. O šitą jinai dėsis. Karšta. Šitą dėsis taip.
Ir irgi amortiks teiks per vidurį, pro čia, va. Tai va, yra dvi viršutinės, dabar reikia tuos nupjauti, padaryti aukštesnius ir tada bus galim primontuoti jas. Ir tada montuoti amortizatorių. Taip, tai jau padariau šakas šitas viršutinės, primontavau prie čia atrėmo. Abi dvi. Tai va šitas gali jau atjudėti aukštyn žemyn. Dar va tokius va įdėjau skersinukus ten ir ten. Ir dar tokį va metuliuką, kad prilaikyt galą. Dabar montuosim amortizatorius. Taip, jau padės ant rato. Amortikai primontuoti viens ir kits. Padarys sustiprinimus čia. Taip yra sustiprinimus. Taip, kurie laiko čia amortikus. Taip pat yra padaryti. Ratai jau abudu tada jau uždėti ir jau veikia. Dar laiko svorį savo. Dar tik reikės paimti užvirint visas vietas užvirint, kur tik jis prikabinta, tai visas tas, visur čia reikėtų užvirint, kad nieks dabar nesulūžtų. Nes dabar tik jis tik prikabinta yra kai kurios vietos, tai kad sustiprinti reikėtų. Tai va. Taip. Tai jeigu klaustumėt, ar užtenka amortizacijos ir ar veikia, tai sakyčiau, neblogai. Kad gali makaluotis taip pat. Ir be jokių problemų viskas sugeri. Sakyčiau, neblogai. Kad pirmą kartą darau tokį dalyką, tai nėra blogai. Aišku, dar yra kur mokytis, bet pirmam kartui gerai.